that fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Hacking is about bringing in. Kadangi jau užsidaviau aš, kokia bus programa, nu, kaip iš dalies tik tais pasakiau apie tą laikrodį, tai šioje pamokoje mes sukursime tam laikrodžiui rodiklės. Tai pirmiausia, mums reikėtų poros kintamųjų. Jos įvesime ten, kur yra public. Tai būtų valandos rodiklė, integer ir minutės rodiklė, taip pat integer. Ir reikėtų dar procedūrą vieną įsivesti, kurią pavadinsime get hour min. Tai būtų išgauti mums valandas ir minutės. Toliau einame ten, kur yra Ir būtent čia mes įsivedame tą procedūrą, kurią ką tik susikūrėme. Tik žinome, mums reikia pasirašyti šitą reikalą, kuris yra apačioje, tfrm main taškas ir mūsų procedūros pavadinimas, kurį susikūrėme, get hour min. Tada begin ir rašom randomize. Tada valanda tampa random 12 plus 1. Čia reiškia tas plus 1, aiškinau jau kažkada, jeigu jo nebūtų, tai skaičiuotų programa nuo 0 iki 12, o jeigu yra plus 1, tai skaičiuos nuo 1 iki 12. Mums būtent reikia nuo 1 iki 12, nes 0 valandų nėra. Nu kaip, jeigu 24 valandų sistemai būtų, bet mes kūrėme 12 valandų sistemą, tai nebūtų 0. Tai va, bus nuo 1 iki 12. Toliau rašome randomize vėl. Ir nusistatome, reikia repeatą pasirašyti ir jame nusistatyti minutės. O minutės bus tiesiog random 60. Jom nereikia plus 1, nes minutės gali būti 0, tuo metu keičiasi valanda. Ir mūsų minutės skaičiuos taip. Na ir taip eis, po 5 dėsis, kol bus 55 ir po 55 vėl grįž į 0. Aš nežadu dabar čia visko rašyti, aš šiandien labai tingiu, todėl aš turiu pasikopijavęs tą kodelį ir, tiesiog aš jį dabar įpastinsiu. Aišku, čia kad gražiau būtų, galim sudėti tarpelius. Na štai, pagal idėją mūsų visas tas reikalas turėtų atrodyti šitaip. Gerai, toliau grįžtame vėlgi į mūsų publiką ir pasirašysim dar vieną procedūrą, kurią pavadinsime draw clock. Tai būtų, programos nupiešimas. Ta programa, sakau, laikrodžio nupiešimas. Mes jį esame iš tikrųjų jau nusipiešę, ar ne? Bet mes pasidarysime viską procedūroje. Vėl einame, kur mūsų yra implementation, ar kaip jis ten. Ir pasirašome. Taškas draw clock.
Tada rašome begin. Na ir į čia turėsime įkopijuoti mūsų viso laikrodžio reikalą. Ta prasme, visus tos mygtukus ir patį laikrodį, kaip ten viskas buvo nupiešta. Kaip sakant, patį visą laikrodį integruosime būtent į tą procedūrą. Ir štai čia. Na štai, dabar mūsų procedūra, mūsų laikrodis yra būtent įkeltas į tą procedūrą, jam sukurtą specialią. O iš ten, iš kur iškirpome, tai būtų šį čia. Įrašysime mūsų tas dvi procedūras, su kuriomis dabar dirbame. Tai pirmoji būtų get hour min, o antroji būtų draw clock. Turbūt, kurie žiūri mano šitą tutorial ir nematė ankstesnių, pagalvos, kodėl aš angliškai rašau, kodėl ne lietuviškai, pavyzdžiui. Dėl to, kad, pakartosiu dar kartą, dėl to, kad paprasčiausiai visas kodas yra rašomas angliškai ir aš kai pradedu malti lietuvių kalbą tarp angliškų kodų, pats susimalu ir 7 pamoka yra puikus pavyzdys, kaip aš ten susimoviau, susifeilinau ir viską reikėjo perdaryti iš naujo angliškai. Taigi, šią pamoką jau nebenoriu daryti tų pačių klaidų, todėl viską angliškai ir koduoju, rašau. Gerai, toliau grįžtame į mūsų Canvas procedūrą ir mums reikėtų pasirašyti kintamai. Kintamai pavadinkim adjust hours ir jam priskirsim real. Taip pat mums reikės konstantos, ją pavadinsime pi ir ir ji bus lygu 3,14. Šitaip pat. Einame į apačią. Na ir nusipiešime dabar mums valandų rodiklę, tarkime, ne? Tokiu atveju mums reikia dar pasirašyti būtent tą kintamą, kur susikūrėme. Tai būtų adjust hours taptų valanda plus minutė ir dalinta 60. Štai šitaip. Na ir galima nusipiešti dabar jau pačią rodiklę. Tai būtų spalvą nusistatome, tarkime, raudoną. .width. Storumas bus 25, tarkim. Ir dabar bus ilgas kodas, vėlgi šarambarum, tokį šakur-makur nesąmonę, kurio aš tikrai neaiškinsiu, nes reikėtų aiškinti visą kodą, ko gero tada jau. Ir aš irgi nusikopijuosiu, aš jau nerašysiu, aš tiesiog įsipastinsiu, kaip sakant. Taigi jis atrodo šitaip pat. Kraupiai, ar ne? Na, iš tiesų galima pavadinti paleisti. Štai va klaidos ir prasideda dėl to, kad prie toje pamokoje bandžiau sulietuvinti. Oi. Tai dabar bus klaidų milijonai turbūt. Nu, tai žinome. O kas čia nepatiko? Turbūt dėl to, kad buvau per kelias eilutės padaręs, tai vat viską sukišau vieną eilutę, kaip sakant, ir patestavau ir pasileidau. Taigi, paleidus programą, ji turėtų atrodyti štai kaip. Kaip matote, valandos rodiklę turime, dabar susikurkime minutę, minučių rodiklę. Tokiu atveju mums reikia grįžti į mūsų Canvaso
reikalą ir dasirašyti čia, nusipiešti čia, kitaip sakant, mūsų rodiklę minutėms. Taigi, kokią spalvą dėt? Color žalią darom. Biškiai planesnė, siauresnė rodiklė, tai vis tiek valandos platesnė turėtų būti 10 ir vėl ta pati nesąmonė, ilgas kodas, kurį aš taip pat imsiu ir nuskopiuosiu ir įpasinsiu štai čia. Na, jis biškiai trumpesnis, bet vėlgi toks šakur-makur kodas, kuris turbūt pažvelgus į jį pagalvotumėt, ai velniop, mes jau šitą programavimą turbūt. Ne, realiai, jeigu gerai įsigilinus ir žinant šitą visą reikalą, tai čia labai paprastas dalykas. Reikalą, kas mes tais reikalai čia dabar. Gerai. Nu, bandom vėl paleisti. Turėtų būti abi rodiklės. Na štai, turime ir raudoną, ir žalią. Tarpsime, ir valandas, ir minutės. Minutės šiek tiek planesnė rodiklė ir ilgesnė. Na, kaip ir turėtų būti, aišku. Dar vieną dalyką norėčiau pakeisti, tai, na, čia labai negražiai užlipus viena kitos, tai aš norėčiau čia užkoverinti, kaip sakant, užslėpti. Tam mums reikės vėl grįžti į mūsų canvasą ir dasirašyti, nusipiešti, kaip sakant, būtent tą coverį. Spalvą juodą dėsim. Stekis coverins, tai nesvarbu. Toliau canvas taškas pen taškas with. Kažkoks balsas užkimęs, nežinau, čia nuo šnekėjimo ar šiaip nuo kažko. Darom 20 ir reikia padaryti koordinatės. Uždengsime, tarkim, rutuliuko pavyzdžių. Na, atsimenat, kaip darim patį laikrodį. Tokiu atveju mums reikia rašyti elips ir priskirti koordinates. Tai būtų 256, kablelis 256, kablelis 285 ir vėl 285. Štai šitaip. Na, bandau paleisti. Jeigu užtaikiau, tai bus per centriuką. Kažkoks baltas taškelis per vidurį. Aš jo kažkaip ir nesitikėjau. Ai, velniai žino, kodėl jis ten yra. Tegul būna, jeigu jis ten nori būti. Ir pabaigai programos mums reikėtų paspausti 2 kartus ant mūsų mygtuko ir dasirašyti labai paprastą komandėlę refresh. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą mygtuką paspaudus, mūsų visas šitas reikalas, visas laikrodis refreshinsis iš naujo. Gerai, bandau leisti ir žiūrėsim, kas gavosi. Taigi spaudžia refreshas ir tos valandos keičiasi. Dabar pagalvosite, tai kas čia per velnias, kam čia reikia šitos nesąmonės. Na, žiūrėsim, ką darysim per trečią pamoką. Gal paaiškės labiau, kas čia rezgama.